Kaip praeitam video aš žadėjau, jums parodysiu, kas dabar yra varža. Varža yra va šitas mažas. Pasakykime, kad yra 5 voltų baterija ir šviečia ryškiai. Pajungu šitą varžą, švies perpus silpniau. Ir dabar aš jums tai parodysiu ant šitos plokštės. Tai va, dabar pajunginėsime jums. Šį kartą bus su triomis varžomis, tai kaip sakant, kad gal kiek daugiau suprasite. Tai tam mums reikės laidų keletos. Manau, kad užtektų su tiek laidelių. Tada mums reikės, aišku, pajungti va šitą. Tada dar mums reikės pliuso ir minuso laido. Tai va, pliusas ir minusas. Va čia mes pajungsime. Ok. Dabar mes ant pliuso padėsime varžą. Varža šiaip yra dedama ant pliuso, bet jeigu uždėsite ant minuso, gali nesuveikti, arba gali iš viso nedegti, arba degs, arba nežinau, nes man pačiam tai šiaip taip nėra buvę, aš visuomet dedu ant pliuso. Tai dabar pajungiam pirmąją lemputę prie va čia. Tada pajungiam minusą. Va. Nu va, tada paimsim dar vieną varžą. Prie šitos pliuso įdėsime, va, kai šitą lemputę gal kiek per toli, tai man, kaip sakant, nepavyks. Reikia ją biškį arčiau pasodinti. Ok, va, perfekt. Ir įdedam va čia. Nu va, maždaug šitaip. O minusą mes galime arba padėti čia, arba padėti čia. Čia, kad jums geriau viskas matytųsi, tai padėsiu va čia, kaip sakant, ir suprantamiau viskas būtų. Nes paskui pagalvojau, kad, kaip sakant, nelabai, kaip sakant, patogu bus. Tai va, dabar pažiūrim, ar viskas, kaip sakant, patvirtinta. Ir mums reikės dar vienos mėlynos lemputės, kad būtų ant tiesiųjų. Nu va, kad būtų būtent mėlyna ir matytumėte, kaip šviečia. Padariau kojeles ir dabar pajungkime. Nagi, kiškis. Čia užsikišu. Nu va. Dabar mums reikės su laidukais pajungti. Pliusas prie pliuso ir minusas prie minuso. Nu va, ir taip gaunasi. Išsiaiškinau, kodėl nedega šita lempa. Nes pasirodo, jį perdegė nuo 9 voltų. Jeigu norite pamatyti, kaip tai atrodo, tai va, paimam, nu nežinau, va, paimkime permatomą. Tada įskiečiame. Opa. Ir opa. Ir va, dabar žiūrėkite. Biški, nu okei, paimsiu į rankas, tai gal paimsiu per šniblės, nes biški bijau nusielektrint. Pirmos lempos nepavyko užgriebti, tai laikysiu va šitaip. Tai va dabar žiūrėkite.
Vai, ne tą pusę. Va, žiūrėkite. O tai kaip tada ta lempa perdegė? O, veikia. Tu kaip tada šitą lempą perdegė? Ok, pabandykim paimti mėlyną. Šitą padedam čia ir paimkim mėlyną. Nes aš tai čia biškai nesupratau. Padarome tą patį. Atrečiam laidukus. Ok. Tai mane biškai nustebino net. Nu va. O mėlynos kažkaip perdega. Viskas, melstis galima. Va, jau visa šilta. Ble, smirda. O šita čia kažkaip taip lemba. Greičiausiai nuhekino vienkartinį saugiklį ir karočią dabar laimingas sėdi. Ok, tai iš šito vietą įdėsime va šitą permatomą. Nu, tokią šviesią spalvą. Nu, davai kiškis. Ok. Ok, dabar pungiame batareiką. Dabar aš padariau čia tokią kaip ir sistemytę. Tuo jaus pajungiau ir dabar, kaip matote, ne tą pusę rimtai. Man labiau patinka tos 6 voltų neutralios lemputės, kur galima iš abiejų, iš bet kurios pusės pajungti pliusą ir minusą. Ir viskas paprasčiau yra žymiai. Ok, dabar aš jums pajungiu ir... Tai ko dabar šitie du nešviečia? Aš nesuprantu. Supratau, kodėl neveikia tos dvi baterijos, vai tos dvi lemputės. Matote, dabar veikia. Tuoj. Kontaktų gal biškį kažkur tai nėra. Nu va, sutaisiau. Va, šviečia šitą ryškiai. Tai kaip sakant, nepakanka. Baterija maža, tai kaip sakant, nepakanka. Varžai tada energijos, nes šita šviečia pirmų pajėgumu. O jau atjungiu šitą. Va. Šviečia biški šitą, o šitą iš viso beveik nešviečia. Taip gaunasi. Va. Iš viso beveik nešviečia, bet šiaip turėtų biški šviesti. Gal aš ne tą pusę įdėjau. Ok, čia biški keistai. O jeigu aš pabandysiu va šitą perduoti čia. Nu va, abidvi šviečia, o per reduktorių nešviečia. Jeigu tu dėsiu reduktorių. Ok, su varža irgi kažkaip čia nešviečia. Ta antra lemputė, gal energijos per mažai. Dar keiščiau. Kad čia, ar aš ne tą pusę įdėjau varžą. Dabar iš viso keistai. Nesuprantu aš čia.
Šiaip viskas iš pradžių buvo normaliai, o dabar aš čia pajudinau varžytę ir, kaip sakant, viskas vėl. Ne, nu, aš nesuprantu, kodėl. Nu va, dabar gerai. Matote, šita šviečia 50%, o šita 25%. Ir man pavyko pagaliau. Nu va, viską sudėliau teisingai, nors iš esmės buvo panašiai, tik reikėjo kažkaip baržos pusę pakeisti, nes yra dvi skirtingos, nes jei žiūrėsite, pamatysite, kad čia skirtingų spalvų yra. Raudona ir geltona. Tai kaip sakant, apie varžą šiandien tiek.